Kartosime dalumą ir daliklius. Dalumą iš... Kiek mes dalumą mokėmės? Iš 2, taip, 3, 5, 4, 9, 10 ir 100, taip? Nu, tokį dalumą mokėmės iš tokių skaičių. Ir dabar 41 klausia. Teisingas ar klaidingas yra teiginys? Tiesa, jis čia nebus apie dalumą, apie kažką. Čia bus apie pirminius skaičius. Bus apie pirminius skaičius. Pirminius skaičius jūs pažįstate, tai skaičiai, kurie turi lygiai 2 daliklius. Už tai tema ir dalikliai, iš kurios rašysim. Tai pirminius skaičius va čia parašysiu kelis. Tai 2, 3, taip, 5, 7, 11, 13 ir taip toliau. Ir žiūrėsime dabar apie šitus teiginius. Klausia teisingas ar klaidingas. Arba T, arba K raidelę mes parašysim. Visi pirminiai skaičiai yra nelyginiai. Ar visi pirminiai skaičiai yra nelyginiai? Taigi 2 parašiau pirminiai. Sako, kad visi nelyginiai. Tiesa ar netiesa? Netiesa, rašoma raidelė N. Toliau. Ar visi nelyginiai skaičiai yra pirminiai? Ar visi nelyginiai skaičiai yra pirminiai? Parašykime nelyginių skaičių pavyzdžių. Parašykime nelyginių skaičių pavyzdžių. 9 nelyginis skaičius. O jis yra pirminis? Pirminis turi 2 daliklius. Vienetą ir patys save. O 9 kiek turi daliklių? 1 turi, 3 ir 9. Tai jis tikrai nėra pirminis. Tai šitas teiginys, kad visi nelyginiai skaičiai yra pirminiai, yra neteisingas, nes paėmėm konkretų nelyginį skaičių ir jis pirminis nėra. Tai neteisingas. Toliau. Visi pirminiai didesni už 2 yra nelyginiai. Visi pirminiai skaičiai didesni už 2 yra nelyginiai. Visi pirminiai skaičiai didesni už 2 yra nelyginiai. Rašau vėl pirminių eilutę 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ir taip toliau. Tai vat visi pirminiai didesni už 2. Ar tikrai visi bus nelyginiai, ar kažkur dar bus lyginis? Visi nelyginiai, nes jeigu toliau kažkur tai bus lyginis, nežinau, kažkoks lyginis bus, tai tas lyginis bus dalus. Iš vieneto, iš pačio savęs, ir kadangi lyginis dar bus dalus iš kiek? Iš 2. Tai jau kiek daliklių bus? Tai jis nebus pirminis. Tai teiginys, kad visi pirminiai didesni už 2 yra nelyginiai, yra koksai? Teisingas. Ar tokie teiginukai bus per savarankišką darbą? Taip bus. Visi nelyginiai didesni už 2 yra pirminiai. Visi nelyginiai didesni už 2 yra pirminiai. Visi nelyginiai skaičiai didesni už 2 yra pirminiai. Pasirašykime nelyginių skaičių didesnių už 2. Taip. Tai kas dar miega visai? Tai prašau pavardinti man pirminius nelyginius skaičius didesnius už 2. 4 yra nelyginis. Labą dieną. Nu, tu pratęs. Nelyginiai skaičiai didesni už 2. Ne. 3, 5, 7, 11. Ne, praleidai. Labai gerai. 9, 11, 13. Užteks. Ar visi skaičiai nelyginiai didesni už 2 yra pirminiai? Nelyginiai pirminiai. Čia ką, pirminiai visi? 15, 9 nėra pirminiai. Tai teiginys teisingas ar neteisingas? Teiginys yra neteisingas. Toliau.
Visi lyginiai skaičiai yra sudėtiniai. Visi lyginiai skaičiai yra sudėtiniai. Visi lyginiai yra sudėtiniai. Sudėtiniai tai skaičiai, kurie turi daugiau kaip 2 dalykus. Taip? Du yra lyginis, bet jis nėra sudėtinis, nes sako, kad visi, jeigu jisai lyginis, iš karto sudėtinis, bet 2 yra priminis, taip? Tai teiginys yra neteisingas. Rašome N raidelę pabraukim. Aišku ar ne? Šitą pasižiūrėjom. Toliau 42. Naudodamiesi dalumo požymiais, kuriuos dabar bandote prisiminti, galite pasivartyti sąsiuvinį. Nustatykite, kurie iš skaičių dalijasi iš 2, 3, 4, 5 ir 9, 10 ir 100. 42 užduotis. Rašau skaičius. Dvidešimt 6, 225, 410, 824, 1011 ir 7731. Ir tie skaičiai, kurie iš jų dalūs iš 2, iš 3, iš 4, smulkinu, nes čia labai jau aš, iš 5 ir 9, ir paskutinis parašysiu iš 10, gerai? Pradėsime. Nusibraižėte lentelę. Nusibraižė? Ai, tu jau padaręs, gerai. 26 dalinasi iš 2. 225. Nes baigėsi vienetų, tai nesidalina iš 2. Iš 2 dalinasi skaičiai, kurie baigėsi 0, 2, 4, 6 ir 8. Taip? Tai nesibaigė čia nei vienu iš tų skaitmenų, reiškia nesidalina ir čia nesidalina. Dabar iš 3. Koks dalumo iš 3 požymis? Visų skaitmenų suma turi dalintis iš 3. 2 plus 6 yra 8, iš 3 nesidalina, skaičius iš 3 nesidalina. Tikrinam, prašau, ar 225 dalijasi iš 3. Taip. Nespėjusiai, palaukim. Nesidalina. 2 plus 2 plus 5 kiek yra? 9 dalinas iš 3. Požymio nemokam. Taip. Tai ir pats skaičius dalinas iš 3. 410 dalinas iš 3. 4 plus 1 plus 0 yra 5, nesidalina iš 3. Ne. 824 dalinas iš 3. Ne. 14 iš 3 nesidalina ir nesidalina.
1111 dalinasi iš 3. 7731, sudėję gauname 18 iš 3 dalinasi. Taip. Toliau, iš 4. Atsimename dalumą iš 4 požymius. Arba baigėsi 2 nuliais. Taip. Arba iš paskutinių 2 skaitmenų sudarytas skaičius yra dalus iš 4. Tai 26 nesibaigia 2 nuliais ir 26 bendrai iš 4 nesidalina pagal daugybos lentelę. Dabar gale 25 dalinasi 25 iš 4, tai skaičius iš 4 nesidalina. 10 dalinasi iš 4? Ne, tai ir skaičius nesidalina, 24 dalinasi. Skaičius dalinasi, 11 dalinasi. Ne, 31? Ne. Aišku. Toliau dalyba iš 5. Padalintus iš 5 turi baigtis 5 arba 0. 6 nesidalina, 5 dalinasi, 0 dalinasi, 4 nesidalina, 1 nesidalina, 1 nesidalina. Aišku, iš 9 skaitmenų suma turi dalintis iš 9. 2 plus 6, 8 nesidalina iš 9. Čia 9 skaitmenų suma, dalinasi iš 9. Čia 5 nesidalina, čia 14 nesidalina, čia 3 nesidalina ir čia 18 dalinasi. Taip? Ir iš 10 turi baigtis nuliukų, kad dalintųsi iš 10. Tai turime kiek tokių skaičių lygiai 1, taip? Dalinasi, ne. Klausimų yra? Klausimų yra? Tęsime tada toliau. 43. 43. Aš tai norėčiau rašyti. Jūsų telefoną. Aš nufotografuosiu. Jo, nufotografuosiu. Mhm. 43 tiek. Skaitau. Iš skaitmenų 3, 5, 6, 7 sudarykite visus įmanomus triženklius skaičius be vienodų skaitmenų, kurie dalytųsi iš 2. Taip?
Tai iš dviejų turi triženklį, taip, tai visus reikia variantus vaikučiai išrašyti. Jeigu sako išrašyk skaičius, tai visus, ne vieną, o visus, nes per savarankišką daugelis man parašo vieną variantą ir va taip. Ar aišku? Tai visus. Kad dalytųsi iš dviejų. Tai kad dalytųsi iš dviejų, kokius skaitmenį būtinai turi baigti skaičius? Lyginių, taip? 6. Tai ten tik tai vienu gali iš tų baigtis. Tai čia visą laiką kiek bus? 6. O pirmus 2 aš galėsiu keisti. Tai kokį variantą galiu dabar parašyti? 356. Pavyzdžiui, 356. Toksai skaičius tikrai dalinsis iš 2. Toliau. 536. Jo, sukeičiame šitus 2 vietomis skaitmenis ir jau gauname visiškai kitą skaičių. Labai gerai. 536. Labai gerai. Toliau. 376. 376. Sukeičiami vietomis 736. Ar dar kas mato kažkokių variantų? 70. Taip, 5 ir 7. 576 ir 756. Viskas? Gal kažką paskaityti? Viskas? Išėjo mums 1, 2, 3, 6 variantai. Ir kas dar turi daugiau? Nėra daugiau? Nėra daugiau? Eliza, daugiau nematai? Gerai. Iš 9 kad dalintųsi. Kokia taisyklė, kad dalintųsi iš 9, nei pradžiai, nei pabaigai nėra jokio apribojimo, tačiau skaitmenų suma turi dalintis iš 9. Taip? Tai aš pasimsiu 3 skaitmenis iš visų, kuriuos sudėję gausime skaičių besidalinantį iš 9. Gerai? 3 paimti. Tai 5 ir 6 yra 11 ir 3, 14 iš 9 nesidalins. Taip, 3, 6. 9 ir 7 nesidalins. 6, 7 ir 5. 18 skaitmenų suma. Taip? Tai iš šitų skaitmenų visi sudaryti skaičiai dalinsis iš 9. Tai bus 567. Taip? Toliau. 657. Taip? Koks dar? 670. 675. 576. O 756. 756 ir 765, taip ar ne? Taip? Ar dar bus kažkokių tai rinkinukų 3 skaitmenų, kad dalintųsi suma iš 9? Nebus, nes jau visus patikrinom, niekaip ten neišeina. Ir dabar man reikia sudaryti tokius triženklius skaičius, kad tie skaičiai dalintųsi ir iš 2, ir iš 9. Reiškia, turi baigtis kuo? Būtinai, kad dalintųsi iš 2. 6, taip, ir dalintis iš 9. Tai aš galiu, tie, kurie dalinasi iš 9, yra visi išrašyti, galiu išrinkti tuos dar iš tų, kurie dalinasi iš 9, kurie dar dalinasi ir iš 2, tie skaičiai ir bus. Tai va šitas dalinasi dar iš 2, jo? Iš 9 tikrai dalinasi, nes jis yra to eilutėje, kur dalinasi iš 9, o iš 2 jis dalinasi, nes baigėsi 6. Tai yra 576, taip, ir dar kuris? 756. Tikiuosi, kad buvo aišku. Taip? Nes turėjau tenkinti 2 sąlygas. Ar tokių uždavinių per savarankišką, kur reikia, kad tenkintų 2 sąlygas, bus? Taip, bus. Žiūrime toliau. 444. 44, atsiprašau, 44. Klausia, ar skaičius dalijasi iš 44.
Ar skaičius, dabar toksai stebuklingas skaičius, ilgas, skaičius iš skaitmenų 2 sudarytas. 2, 2, 2, daugtaškis 2, 2 ir tų dvejetų yra 36 dvejetų, jo? Ar skaičius dalijasi iš? A variantas. Ar skaičius dalijasi iš 2? Pagalvojam, dalijasi ir atsakome, kodėl. Kodėl? Nes tas skaičius paskutinis skaitmuo yra lyginis. Nes paskutinis skaitmuo yra 2. O dalijasi iš dvejeto, kai baigėsi 0, 2, nebūtinai lyginiu, nes 0 tai nėra nei lyginis, nei nelyginis, jisai nėra natūralus skaičius. Ar aišku? Skaičiai dalinasi iš 2, jie gale turi arba 0, arba 2, arba 4, arba 6, arba 8. Tai mes pataikėm į tą, kad gale turi 2. Tai dalinasi iš 2. Taip. Toliau tikrinam. Ar dalijasi iš 3? Reikia sudėti visus skaitmenis. Teisingai. Dedu viršuje visus skaitmenis. 2 plus 2 plus 2 plus daugtaškis plus 2. Ir čia kiek tų dvejetų yra? 36, 2 per 36 yra lygus 72. Skaitmenų suma 72. Ar 72 dalijasi iš 3? Taip. Tai vadinasi ir visas šitas ilgasis skaičius iš 3 dalinasi. Tai atsakymas taip. Toliau, iš 4. Paskutiniai 2 skaitmenys yra 22, jie dalinasi iš 4? Ne. Tai reiškia, iš 4 nesidalina, ar dalijasi iš 6? Tam, kad dalintųsi vaikučiai iš 6, turi dalintis iš 2 ir iš 3. Iš 2 dalinasi? Taip. Iš 3 dalinasi? Taip, tai dalinasi ir iš 6. Taip. Ar dalinsis iš 9? Skaitmenų suma yra 72 sudėję visus. Skaitmenų suma dalijasi iš 9. Tai ir pats skaičius visas iš 9 dalijasi. Taip. Aišku. Tęsime toliau. 45 A. 45 A. Taip. 27 visi dalikliai. 27 visi dalikliai. Tai visi skaičiai, kurie 27 dalyja be liekanos. Taip? Tai žiūrim. A. 1, 3 ir 9. B. 3, 9 ir 27 pateikia. C. 1, 3, 9 ir 27 ir D. 3 ir 9. Tai kuris čia būtų iš šitų testinių atsakymų teisingas? C? Taip, C. Dalinasi iš 1 dalinasi iš 3 taip, iš 9 taip, iš 27 taip. Čia trūksta vieneto, čia trūksta dar kažko, ten trūksta dar kažko. Visi, matote, visi dalykai. Ne kai kurie, o visi. Taip, atsakymas yra C teisingai. Toliau spręsime 49. 49. Sąlygą išskaidykite pirminiais dauginamaisiais. Išskaidykite pirminiais dauginamaisiais.
skaičių išskaidykite pirminiais. Jūs skaičius turite ir skaidote, taip 87 skaidysime pirminiais. Iš kokio mažiausio pirminio dalinasi 87? Vienas nėra pirminis. Pirminiai yra 2, 3, 5, 7, 11, 13 ir taip toliau. Tai iš 3, padalinę iš 3 gauname 29, taip? Iš kokio pirminio dalinasi 29? 29 yra pirminis pats. Tai iš 29 ir gauname vienetą, darbą baigėme. Tai 87 užrašius pirminių skaidinių bus 3 kart 29. Ar aišku, ar ne? Toliau B. Turime skaičių 126 ir skaidysime pirminiais. Dalinasi iš 2, 63. Iš 3, 21, iš 3, 7, 7, 1. Būtinai po apačią parašome gautą skaidinį. 126 yra lygu 2 kart 3 kart 3 kart 7. Ir toliau turime 294. Ir skaidome pirminiais, tai iš 2, 147, taip. 147 dalijasi iš 3. 49, man atrodo, taip. Taip. 49 iš 7, 7 ir 7 iš pirminio 7 ir 1. Tai 294 skaidinį užrašysime taip 2 kart 3 kart 7 kart 7. Uždavinį atlikome. Klausau. Taip, prašom, prašom. Nereikia manęs klausinėti. Ar šitą jau supratom, visi padarėm šitą uždavinį? Ar visi šitą padarėm? Tai pasakysiu, koks tai dar. Dar palaukit vieną. Vienas uždavinys bus žvaigždutė, pasirašome žvaigždutę. Gerai. Simonas skaičių B išskaidė pirminiais dauginamaisiais ir gavo. B pirminiais. 2, 3, 7 ir čia galiausiai gavo 1. 2, 3, 7 ir ten galiausiai gavo 1. Klausia, kokį... kam lygus B? Kam lygus B? B lygu 2 kart 3 kart 7. Taip, čia yra skaidinys. B lygu 2 kart 3 kart 7, 42. Aišku?